Va. Muy Caves atvažiavom, bet čia pagrindę tai apžiūros ten drakonas viršui bus. Va, bonzajų yra, viskas gražus parkiukas. Ir žodžiu, 100 000 per žmogų, 10 000 už parkavimą. Bet mes atvarėm 6:15, 6 atsidaro. Tai privalumas tame, kad nėra jokių buy that, buy another one. Park here, park there. O, žuvyčių nieks nemaitina, ramybė. Grožis visas. Ir žodžiu, tai čia reikės apie 15-16 minučių eiti. Čia lankytina, viena lankytiniausių vietų irgi Ninbinė. Niekas nepraleidžia šitos. Tai va, vienas yra tas valčių turas kažkuris, arba tam kokios, arba Tranganas. Ir šitie Moa Caves. Tai va, 6:15 ryte anksti išvengti visų turistų. Ramybė, pamatyti tikrąjį grožį turbūt, gal net ir nors debesuota, turbūt saulės tekant nepamatysim. Tai pasižiūrėsim kaip viršui, pafilmuosim viršui. Turi komentarą? Rytas, sunku keltis. Bet turbūt verta, na čia gaunasi arba tas, arba turi tylumą ir ramumą atsikėlęs. Ne, tu turi keltis. Pasito dėl tingėjimo, nepagauti to jausmo ant kalno, čia yra absurdas. Turi keltis, keltis, eit ir tada, kai pamatai tuos vaizdus, jie turėtų atpirkti tą atsikėlimą. Tai susitiksime. Ką veikia? Kai tu tokį patį aukščiausią pavariai. Geras, draugaujat? Na, draugaukit. Va, užlipom. Tokie vaizdėliai. Jau čia nori praeiti 6 ryto. Oi, kamšatis. Ten dar anoj pusė yra reikalų. O jok. Tai va, trumpas reportažas užlipus 12 minučių kažkur, jeigu lėtai lipsi kokią gal 15-20. Čia visa panorama yra tokia, gražu, bet realus vaizdas yra, va toks. Nes daug kas keliauja, daro video su drono, o mes akis tai drono tai neturi, ne? Mes negalim skristi kaip paukščiai, pakilti į tokį aukštį ir vaizdus mes iš tikrųjų matom savo akim. Darykim video akių lygiai. O ten svajotas drakonas yra, prie kurio visi fotografuojasi. Tai va, tai gražus vaizdas, gerai, aišku, anksti taip iški rūko yra, bet matosi normaliai, viskas. Šiaip pakankamai toli matosi, nėra, kad nieko nematytum. Tai verta užlipti, rekomenduojama aplankyti. Tai Moa Caves, tai va tiek tokie, va čia turbūt yra. Tikrai? Ja. Tai čia ta Moa Caves, dar yra va toks tigro, šitas uola urvas. Gerai, dabar žiūrėk, čia aukoj pinigus. Tai čia parkas pasiėm pinigus po to. Tai jau čia aukos, tipo šventykla, ar čia tikėjimai, religijai, bet aišku, parkas pasiima pinigus. Ir matėm, kas aukoja, pridėta
Alkoholio tai yra Žiūrėk, vien dabar tabaks padėti. tabaks padėta, Kas čia per reikalai? Cigarai, ja. cigarai Rūkyti padėta, labai nebedaug. saldainiai, Rūkyti ir sveiki. Ne. Buvo vodkės padėta jų ir avliuko. Nu, žodžiu, aukos tipo tokios, nesąmoningas, kaip pagalvoji, šventikam pasigert. Tai va, Don Juan Hot Tiger Cave. Ja, tai čia nepavadinčiau keivu čia. O laičiukais va tokiais turi užlipti. Landa tokia. Nėra taip lengva. 10 minučių 12, sakau, nebuvo taip sunku. Viskas normaliai. Nu va, čia biškai jau parduotuvės atsidaro, tai va, 8 valandos, per 17 jau pradeda po biškai veikti kažkas. Žodžiu, jau ir fontaniuk, čia nebuvo, man atrodo, ryte, kai... Buvo? Ne. Kinietis karalius. Jo, bet ar bėgo čia vanduo? Ai, ne. Nežinau. Pajungė, man atrodo, vandenį iš kalno. Ai, atrodo, lyg natūraliai buvo. Ne. Vietnamietis nedurns. Nedarna. Jei negražu pridės partinių, jeigu nėra krioklio įjungs. Nedarnas, nes man atrodo, tą paleistas vandenuks šlanga. Garantuotai, kad gražiau būtų. Nu, jie padaro. Mėgsta jie tokius donatus, vakar irgi pastebėjo, kad visokias šerdutės tokias padaro, kaip per vestuvės arkos. Tipo, kad gražiai nusipodė. Jo, kiekvienas food restoranas turi savo Instagramo sieną padarytą. Nes jie žino, kad kur nuotraukėlės. Nes žino, kad gaus populiarumo ir va, gerai. Va, tokios arkos. O, jau turistai pilasi, tai jeigu norite išvengti šitų siaurakių, Nes ten viršai nėra tiek daug vietų. nėra ten daug vietos, ten stumdysiesi užpakaliais. Nežinau, kaip šitiek. Na, tai va, jeigu šitų gražių žmonių, atsiprašau, negražiai gal pavadinau, norit išvengti, tai eikit anksčiau. Nes be 28 jie jau pradeda irgi čia rinktis, lipti. Tai Jeigu sakot, kad anksti ten, kiti sako, mes anksti buvom 9 ryto. ne, Tai yra, kai tik atsidaro parką. va, pridaryta supynės. Žino, kad nori pasisut, pasifotkinti. Ten nepasisuks. Instagramas nuotrauka. Pyst. O kas tas Instagramas? Kam rūpi tas Instagramas? Va čia gali vėl užlipti nuotraukytę kokią pasidaryti, ale gražus vaizdas. Nu gražu, negali sakyti gražu, viskas. Negali. Visa gamta labai graži, ne? Bet tai ką? Va. Bet va jau sugadina visą. Rėkauja, kai nenormalus gamta, ne? Nu, ne tai, kad nenormalas, žmogaus prigimtis. Žmogaus prigimtis rėkauja. Jei kiti žmonės skuba galvoja išvengti šito triukšmo, nepavyko. O čia ryškėtų irgi. Aš tavęs negirdėčiau. Na, bet azijiečiai nelabai atsilieka. Bet čia kokie įdomybės tie medžiai, va, su plaukais. Su plaukais medžiai yra. Tai va, hebrytė, žodžiu, va, žiūrėk, yra į šitą pusę dar, va, tikras muokėjvas kažkur vaite. Einam, pažiūrės. Tau, kad tik snapinėje. Kas napinėt, tai atvažiavom, tai į Keivą navigacijų rodė į Jurvą, o ne į kalną. Žiūrėkit, da čia gyvenu, man atrodo, nuomuoja šitos namiukus. Nenustepčiau čia. Čia, jo, kažkas atsikėlė rytą. Veiksmas vyksta. Galvojau kažkaip, kad šalta bus, tai užsimau kėdus, kelnes, kovo mėnuo dabar. Bet ne. Ne, nereikia. Nešalta? Ne, įlendi į lauką. Su motoroleriu, kol važiuoji, tai dar ryte gal. O taip tai va, jau visą galiu eiti dušą vėl. Na. Lipniuoji. Azijoje, kai keliauji, esi lipniukas. 27-8 laipsnių. Tai kad čia nuo ryto iki vakaro 30 laipsnių, nuo 25 iki 30. Bet tai čia ne apie laipsnius, čia apie tą visą drėgmę. Drėgmė Nes aš išsirė. čia ne nuo savęs suprakaitavus, o nuo to, kad oras toks drėgmė Drėgnas. paduoda. Drėgnas. Aš ilgau tų šaltesnių. Tai gerai dar rytas jie neįlenda tau į akis, nes taip tai būtų jų. Bai. Jau. Jo, jie Būtų. sako jų, jau Jau. ir pirk. Bai. O, koks gražus medukas, žiūrėk. Aš sakau, tie vat nelabai gražiai.
ragelis skraida. Va, urviukas. Toks gali palandžiuoti, jeigu nori labai. Čia gali papiknikauti, va. Na, ten išėjimas, papiknikauti, vat staliukai. Nu tai va tokiais plaukiam, įsivaizduokit, vandens būtų pripilta. Bet ir čia drėgna, žiūrėk, biškį lasa. Na. Nu ką, užsimokėjom įėjimą, taigi reikia praeiti irgi. Durys kažkokios. Tai gali gyventi. Uždaryta. Labą dieną. Alio. Galim užeiti. Uždaryta. Užsidarė. Ale, tai durys sugalvojo. Nu. Ką padarys? Ispanų urvuose pasistato namą. Nu, ispanai gyvena urvuose. Eina urbelių namų. Puikioji. Ai, nu jo, normalus namai iš senų vis pusė namą urvė. Bet ir smirda, tai ten ta drėgmė tokia, kai urvė būna tuose namuose. Tuoj palaukit, vėl varnėnas pasnaprinės iki galo. Žiūrėkime, kas čia. Kokia panorama atsiveria. Išėjus. Turėtų nebloga būt, nebloga. Na. Nu, bet tai čia va, atsinešiai šašlykiuką, kokį gali valgyti gal. Nu, čia tokiam slėniai, romantiškai, ką aš galiu pasakyti. Va. Nu ką, čia jau būtų prašmatni kavinė su vaizdu. Čia galvotum, kad yra puikiai vieta nuotraukai. Mes taip negalvojam, čia tik netyčia užsukom, nes turim snapinėtoje tokį vieną pavadinimu Donatas, va kelia pirštą. Varninėtojas Donatas. Pūnas varnas. Tai čia žodžiu turėtų būti, ne, nu, tai čia ir yra šitų lelijų, lotusai, nežinau, ko čia jie skiriasi, bet... Vytė, žiūrėk. Visai? Jau paaugęs mailius biškiai. Bet žodžiu, va čia jų turėtų būti daug. Ir tada čia pritūptum va ir kalnuose, va taip, va gražiausiai pasidarytum nuotraukėlą. Nu. Bet. Yra sezonas ir yra nesezonas. Jūs ką galvojat, čia Azija šilta ir visada yra lotusai? Ne. Lašas. Nu tai. Lašas. Kaip įdomi. Tas tai pamatys visokių detalių. Tai va, tai tiesiog, ką norim pasakyti, čia vis nukrypdami nuo minties, kad nu, vat negali eiti vietą tik dėl to, kad yra nuotrauka. Ne dėl Instagramos nuotraukų reikia keliauti hebra. Nu, ne, ten Facebooko, nu nesvarbu. Bet ne dėl nuotraukų. Aišku, iš nuotraukų tu gali matyti, kaip iš tikrųjų, nu, ką tu daugmaž pamatysi, ar verta šiaip važiuoti dėl patirties. Tai čia tai gal verta. Ne, tai verta. Verta, bet jeigu ieškosit lelijų žydinčių, nerasit. Jo, arba ryžių laukų. Ne sezonas, kovo mes čia esam. Gegužės, man atrodo, skaičiau, kad ryžiai jau ten gražumoji. Nu, tai va ir lelijai, aš įsivaizduoju, nes tie lietaus sezonai vadinami, jie yra žalumo sezonai. Tada ir yra visokie ir šitie, ir kriokliai gražiausi, ir augmenija gražiausi, ir visokie ten fermerių, visokie laukai. Bet tai turėsit ir turistų krūvas. Irgi turėkit to. Va, tas drakons, va. Va, drakonėlis. Va, tokiais laiptukais ten čiuk. Puikiai. Pafilmuot norėjau. Moteriškė dirba va prie statybų irgi. Cementus daro, viską. Na, hebrytė nėra. Moteris, vyras, va, lygios teisės tau. Norit lygių teisių, va, Vietnamas. Komunizme lygios teisės. Noriu lygių teisių. Eik maišyti cementą. Tam pyko akmenys. Tai žodžiu, čia parkavimas visur, kai visur Vietname kainuoja, ne? Net kad prižiūrėtų tavo motociklą. Nu, toks lyg ir nekainuoja, bet geriau susimokėti. Ginčytis geriau nereikia, reikia pasiparkuoti, nes gali tipo nemokamai parkuoti, bet gali iškviesti policiją, nu ten problemų, žodžiu, nesąmonė. Tai čia stogas, kad turėtum, tai močiutė iš pradžių sako 20. Galvoju, čia už tokį šūduką, čia nueisim 5 minutės ir grįšim, neapsimoka. Tada išvažiuoju, apsisuku 10, sako.
Tada dar pavažiavau, sakau 5 gerai, sakė. Po to išėjom paparkavom, sumokėjom 5, sako, Anglų kalba. nesakyk, kad čia taip daviau, nes iš kitų užsieniečių mačiau, man atrodo, paėmė gal 50 ar 15. Ne, 15. Na tai va, tai kiek nori, tiek prašo, žodžiu, bet, nu tokia... Pagal veidą. Pagal veidą. Užsienietis iš karto, turbūt vietnamiečių iš karto 5 duotų. Jeigu ne 2. 5-10 yra normalus kažkur parkavimas, 1000 čia tų vietnamiečių. Nu, 5 daugiausia oficialiai, tai čia yra privatus, ne, išsikalinėjimas, bet kur jau valstybinė kokia įmonė, tai daugiausia, ką mokėjom, 15, daugiausia, kur šiaip 5-10 buvo. 5-10. Vietnamiečiai fotkinasi, tai reikia turėti kepurę, būti raudonai arba oranžiniai lūpas pasidažius. Jo. Tokios suknės irgi eina panašios į indų, bet biškis tiek kitoks stilius. Yra, kad suknė žodžiu, šonės keltukas ir kelnes. Bet tai žiūrėk, pusė 9 jau turistų nemažai. Renkasi, tai įsivaizduoju, kasdieną darosi, kai iš Hanojaus atvažiuoja. Tai kosmosas. Dabar dar praeit galima. Parodyk, koks kosmosas su galva. Didelis kosmosas. Va, autobusai atvažiuoja. Eik, tu bėgam. Su kopėtėlė mane pafilmuoja. Neleidžia praeit, sako, palauk, čia gal įžymybės Vietnamo kokios. Tegu būn jos žymės, kas man. Na, savo ale, usi. Bet greičiau aš praeičiau, negu jos nuotrauką padaryti. Na, nesąmonė. O tai užsimano fotografuotis. Ir dar neduoda praeit. Kas čia dabar? Įsinuomavo čia? Neįsinuomavogi. A užmokėjo papildomai. Tuo mes pradėsime pinigas. Nori fotkintis, kad palauktume 20 000. Na. Vietnamietės labai mėgsta baltą veidą. Pavyzdžiui, kai mes dedamės rudą pudrą, tu filmuoji? Yeah. Kai mes dedamės rudą pudrą, kad būtų tipo labiau degus, tai jos kaip tik, jos labai saulės, beje, kepurės nešioja. Skėčius. Kaukės, skėčius, jo ir jos, mačiau pudrą, kaip tik balina veidą. Negalima masažuotis ir rūkyti, vat kaip įdomi. O, parašyta. No smoking ir uždraustas masažas. O šitą tai jau 100 matytų jų tokių patų šventyklų tokių. Bet kiek mačiau, tai... That's why you see he has a weapon. Va, čia pasakoja angliškai. Yeah, he's a figure in Buddhism. Skaitosi Budai. Yra 3 Budos, viena praeitis, dabartis, ateitis. The one below? Ir skaitosi, kad tai reiškia, kad šitas budizmas egzistuos visą ištisą, visam žinybė. Taip. Nu, o aš tada varninėju toliau ir einam čia kažkur turėtų būti. Aš mačiau, kad urvas kažkoks tai, kur visi eina. Žmona liko, o tai klauso ten, nežinau. Ai, tegul klauso. Aš einu, te. Va, palaukit. Kur čia visi eina, na? Čia kažkur ola turi būti. Gal tuo ypatinga, kad jinai yra oloje. Aišku, gražus, kaip visur tie ornamentai. Tokie drakoniukai. Čia tai yra tas jų vienaragis. Vienaragis ant visų kampų. Tai va čia ta pagrindinė pagoda. O žmogus iš Indijos turbūt atvaręs irgi su sijonu, kaip aš, langiu vadinama. Turim tokį reikalą. Tai, o čia vat eina visi turistai į tokį urvą. Tai praleiskime žmonės. Pažiūrėkime. Tu paimk kitą telefoną pašviesti. Nes čia būna tamsu, mačiau iš video. Čia šikšnosparnių, man atrodo, irgi būna. Tai negalim šviesti, yra šikšnosparnių. Pašvies biškį. Nu gal nėra. Neparašyta. Ai, ne, čia taip tamsa. Gal žmonės būna čia kaip tamsiau būna. A gal ten eina. Čia kas nors yra. Kas iš to pašviečia, nieks nesišviečia. Niekas nesišviečia.
Nu, tai gal šviesa būna nepajungta, kaip kiti eina anksti. Ai, čia yra laipčiukai. Kažkokie. Aš lipu pasakysiu, ar verta. Aha, čia slidus laiptai. Reikia atsargiai. Nu, čia verta gal, ateik. Čia yra dar skulptūrų. Tik atsargiai slidutė. Čia va stalaktitai. Nu, vat įdomu. Čia tokia, nu, uoloj grinai šventykla. Ką žinau, turbūt verta, jeigu jau lankaisi čia. Na, apsilankyti ir va pa šituos dėdes. Čia įdomybės, bet čia reikia būti atsargiai labai varninėti negali, nes čia tas akmuo gali būti slidus. Tai reikia atsargiai turėti omeny. Tai čia nedaug va iki viršaus užlipt. Dar vieną alėją va tokią. Ir tiek žinių turbūt. Va. Atvarėm, čia yra ta pagoda, Ninbene tokia žymė. Tai va, įdomu kiek kainuos nuvažiuoti iki jos. Return electric car. 60 pinigų. Tai sakym, tiek mokėsim. Čia prigalva dar šūdų kažkokiu priedą, kad tik daugiau pinigų nalupt. Geras vietas gavom, da. Perfect place. Perfect spot. Va, elektrik mašinėlė, gerai eina, vairo nėra. Su pipsiku. Va, žodžiu, čia atvarėm į tokį šventyklą, mes galvojom su motociklu privažiuosim, bet čia, man atrodo, viską užsitvėrė, dabar vietnamiečiai išgudrėjo, visur pinigėlį ima. Iš kitų YouTube video tai mačiau, kad privažiuoja, dabar prisitvėrė, neprivažiuosi, parkavimų pridarė, naujai čia viskas matomai. Net Google žemėlapiuose nerodo šitas vietas. Nes čia naują centrą padarė su parkavimu, už parkavimą mokė, už elektrinę mašiniuką mokė. Už įėjimą į tvirtovę mokė, taip toliau. Komfortabilu, patogu turbūt, nes naujai išlietas asfaltas, čia naujos aikštelės. Šiukšlių dar nesusirinkė. Nu, dar po statybų šiukšlių nesusirinko. Na tai žinokit, Vietnamas turistėja. Šiaip iš tikrųjų turbūt iš tos pusės, kad daug turistų atvažiuoja ir žiūri, kaip žinot pinigėlį Esam dideliai šventykloj, čia dabar ilgiausia alėja. 500 metrų ar kiek čia? Ilgiausia pasaulyje alėja. Tipo
tų, kurie norėjo apšvietimo. Budistų šventiklos, kurie buvo arti apšvietimo enlightenmento vadinamo pasiekimo nirvanos, kaip ir aukščiausio lygio. Bet žodžiu, yra dvi problemos. Viena sako, neliest visi liečia. O antra, kad čia tipo aliai, jie yra pavaizduoti, nes yra vardas, bet tuo tarpu gerai, jie yra žymiai didesnė nei paprastas žmogus. Bet, nu gerai, tarkim, jie padidinti, nu bet ausų tokių tai nieks neturi. Tai čia tikrai žmonės, ar čia simboliškai žmonės? Bet kodėl ausis, kuo tikro žmogaus ausys yra negerai? Čia jau reikia gilintis į budizmo filosofiją. Tame yra principas, kas su ausim yra. Ir gal iš budizmo tas yra, nes budas visur atvaizduoja didelę galvą. Tai gal visų ir šitų mokytojų, guru irgi tos galvos padarytos panašios į budos. Tipo biški pakoreguoja veidą, koks iš tikrųjų buvo. Man atrodo, žinai. Žodžiu, esam Vietname šventyklai, Vietnamas yra socialistai, tai reiškia komunistai, nertimi. Tai čia iš vis yra Buda, vapšė nesusijęs su religija, ne su valstybė, ne? Tik tiek, kad budistai yra populiariausios tikėjimo tipas, ne čia. Nu ir čia yra gigantiška Buda. Nu ir kas čia per ženklas? Nu čia tai svastika, Hitlerinas. Ne. Gal kitokia svastika, o gal kažką kito ir reiškia. Įdomu, ką reiškia. Jeigu kas žinot, tai komentuokit. để đâu nhỉ? Nó đây là trên ngọc sắc. Šita statulėlė, jinai yra kiek 7,2 aukščio ir sveria 5 tonų. Jo, 5 tonų vienas. Ir čia auksu padengta. Tipo bronza viduj, o po to auksu padengta. Bet tai čia kiekvienas po 50 tonų, tai čia 150 tonų. 3, ne viduj ten tokie. Jo, 1, 2, 3. Praeitis, dabartis ir ateitis. 3 budos, kad budizmas amžinai išlieka. Nu, realiai fūra, kiek kokia 20 gal tonų, 40 sveria, tai čia mažesnė už fūrą. Pavyzdžiui, žvyro, kai atsivežė. Žvyro 12 tonų, pavyzdžiui, būna. Pilna priekaba. Nu. Tai 5 Tai žvyro 5 žvyro priekabos. priekabos. Tai metalas gal sunkiai sveria. Pavyko dar užlipti aukščiau. Wow. Happy Buddha, Buddha, Buddha. Toks vaizdelis. Labai gražu. Labai gražu. Tai pasiekėm va pagrindinį bokštą. Šiandien yra 12 aukštų. Tai va dėl šito visi čia atvažiuoja pagrindę, bet šventyklos irgi buvo labai įspūdingos skulptūrom, tai
čia reikia, žinokit, 3-4 valandų. Nu kaip? Nu, ne, nu mes per kiek? 2 kokias? Pusantros, 2. Bet Čia esame. užtrunka. Mes prabėgom biškį gal paskubėdami. Tai va, tai žodžiu labai graži šventykla. Ir bokštėlis. Sakiau, pafilmuosiu. Kaip įdomu, žinot, rašo limousine, president, luxury, VIP. Žinot, kokia čia yra luxury. Kaip Europoje tai Mersai, sprinteriai važinėja. Čia Ford Transitai. Va tau ir luxury. Svarbu užsirašyti. Luxury, VIP ir būti luxury. Kadrai. Kapoja. Patenkinta, kad kokias agavę. Labai skanus reikalas. Wow. Kai neturiu, tai taip skanu. Ir saldus, ir toks sodrus. Ir sotus. Ir sveikas. Vien iš S. Bet kokį būdvardį iš S tai tinka kokosai. Nežinau, ar seksualus. O ko ne? Gal tai neseksi tau? Ne, labai gerai kokosai. Ir Indijoje tai atidaro. O čia kažkodėl ne. Tik paima sultis. O čia jis toks šviežus, ne toks kaip pas mus parduotuvėse. Čia kitokio tipo gal, ne? Jo, ne, tai pas mus tai nėra. Bet... Nu, pas mus tokie ant puvimo praktiškai. Ne, tai džiovinti pas mus jau gaunasi tai kažkokie. O čia tokie šviežučiukai, vieni labiau pabrendę, kiti kai drebučiai, tokie beveik. Bet tas šviežumas, tas toks skonis, o Jėzu, valgai ir jau tik kiek daug tų riebalų gerų savo pasiėmė. Žodžiu, pasiėmėm kelionę, važiuoti autobusu. Ne kelionė, tiesiog nuvažiuoti į kitą miestą. Nuvažiuoti į kitą miestą, kiek 6 valandas, daugiau gal 7. Nu ir va, atvažiuoja tokią mašiną. Toyota, kaip ir sako, sėskit, važiuosim, pavežė iki kažkokią, 5 minutės pavežė, kažkokias autostradas, atsijungame, sako, laukimo kambarys čia. Tai va čia sako, palaukit pilną dulkių. Tai nežinau, pažiūrėsim tas toliau, bet įdomiai taip. Sakai autobusą, atvažiuoja privati mašina, sako, sėskit, važiuosim. Tai va, tokios naujienos, pasižiūrėsim. Nieko neaiškina. Nešneka angliškai. Net ir nebando paaiškinti, net ir vietnamietis. Ženklais parodė, kad laukit čia, laukiam.